Tai ką veikiam? Tai gal teliką pažiūrim? Gal pažiūrim. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Fab TV. Erdvėlaikis. Šviesos greitis 3/108. Ir visa tai galioja ir optikoj, ir elektrodinamikoj. Nereikia jokios biopsijos. Ir idiotui aišku, kad jis fizikas. Fab TV. Mieloji, šitą ypatingą vakarą aš turiu paruošęs staigmeną. Nori šitą nuveikti? Noriu. O taip, Andriau. O taip. O taip. O taip. O taip, žiūrėk. Žiūrėk, kaip čia rašo. Eik tu savo. Dar. Dar. Žiūrėk. ¡Arriba! Taigi, o dabar laidoje be proto mes pabandysim įkišti kažkokią šakutę į kažkokią rozetę. Varyk sen. Bandom. Fab TV. Štai per daug pinigų skaičiuoju. Jo, Per daug kalba. dar daug buvo. Žiūrėk, kas čia? O čia, brolau, yra fizikai. Jie ne tik tai, kad protingi žmonės, bet dar ir prie meno. Ir pašoka, ir padainuoja, ir vaidinti moka. Tai vienu žodžiu, stokim, brolau, į fiziką. Nu, broli, galėtum kitą dirbti. ¡Arriba! Sveiki, kaip manote, kokia yra geriausia studijų programa Vilniaus universitete? Kaip jūs? Filologijos. O iš šį čia rimčiausias, gal geriausias fizikos skaityčiau. Tėte. Man atrodo, kad Famas. Famas. Famas? Net nežinau, žinokit, kaip tu manai. Gal Famas? 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 Famas. Famas. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Lukai, tu neįstoji į fiziką. Ne, tai netiesa, tai neįmanoma. Tavo balai buvo per maži, kad įstotum į fiziką. No, ne. Ką? ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Anksčiau aš galvojau, kad galvoti paprasčiausiai neapsimoka. Tačiau vieną kartą pagalvojau, kad visgi galvojimas yra labai praktiškas dalykas. Va tada aš sužinojau apie famą. Nes praktiški žmonės renkasi famą. O, koks galvotas vyras. ¡Arriba! Atsargiai, čia yra itin sprogi medžiaga, čia yra antimaterija, tai tiesiog nestabilu. Atsargiai, nenumesk. Nenumesk, sakau. Va, gerai, tai sumaišykim šitą mišinuką. Atsargiai.
Ir šaunu. Klausyk, stojam į famą. Nu davai.